Patyrusio žaidėjo, mačiusio ir šilto ir šalto per savo karjerą buvo prieš porą sezonų Majauskas Jonavoje, čia Gersonas Bruksas krepšiu ir krauna kamuolį. Niekas neprieina prie Kavono, šis, nebejoja, tokius metimus irgi norės mesti, gauna antrą šansą ir jau neklysta 5-5. Majauskas arčiau krepšio, taškų nėra, Miniotas ima kamuolį, nors čia nebloga situacija, visai pavyko susikurti Jonavai. Jeffrey Tayloras, kaip senais gerais laikais iš viršų. 7 jau asistus atliko vilniečiai per pusę kėlinio. Skuodžiai greitą puolimą Kavonas. Tayloras kampe. 3 taškai, 13-7. Andriusas. Brukso užtvarą. Ateina pagalba, bet vėl, šį kartą jau niekas nesugaudo Tayloro įkirtusio baudos aikštelę ir šį kartą viečiai sugeba nusimti kamuolį Blizniukas, o beje aikštelėje ir Martynas Arlauskas, vienas iš, bent jau praeitą pirmą labai gerą sezono pusę sužaidęs Pasvalyje, jaunas lietuvis. Žaidėjas, už kurį balsavau kaip už labiausiai patobulėjusi pernai. Ir čia šį kartą gal ir Kobe McEwanas kažkiek labai pasyviai sužaidė gynyboje, tiesiog žiūrėjo. Įprasti irgi po vasaros, po visos vasaros praleistos 3-3, reikia priprasti ir prie to 5-5 krepšinio. Įmetamas gerai, kamuolys Blaževičiui labai kantriai, 2 taškai ir Wolves dar turi 6 sekundės ir geras Blaževičiaus perdavimas į priekį. Kariniauskas atakuoja Blizniuką, Euro žingsnelis, kairė ranka, 2 taškai su Sirena, 25-21. Įdomu kol kas stebėti tiek Vilkus, tiek Jonavą, daug naujų žaidėjų, daug pasikeitimų, bet kol kas labai simpatiškas krepšys. Dabar gal jau ir kažkiek pasikeitė simpatijos ir antipatijos. Galvojau, klausai įdomu, kur jo brolio karjera seks. O, Kariniauskas čia iš viršaus. Brolio karjera irgi įdomu, kur pakryps. Įvairių pasiūlymų, kiek teko girdėti, turėjo ir tebeturi Edvinas Šeškus. Čia užspaustas McEwanas perima kamuolį, Vilkai, Žemaitis, Pečiaus ir Brukso. Bet čia irgi ojoj, kaip išmuštas kamuolys iš Blizniuko rankų. Jogėla čia pakilo aukštai, taškų pelnyti nepavyko. Koks Briutono perdavimas! Čia netaiklus Kobe McEwano metimas. Žemaitis nieko nelaukęs greitoje atakoje, 3 taškai. Pajutė, kad turi šiek tiek erdvės, kad vėluoja. Vilkai jau gali susikurti dviženklį pranašumą sėkmingos atakos atveju. Jogėla puikiai nusimeta kamuolį, tiesa, ten Blizniukas spėja prie jo, bet galų gale matas Tatarius. Laukiau perdavimą ir aš labiau gal atmušiu. Pirminėjom, pirmas profesionalų sezonas šiam amerikiečiui, bet kojos ar rankos tikrai nedreba kol kas. Būtent jisai, negalima sakyti, spaudžia, bet ginasi prieš Anthony Kavoną. Dabar Andriusas. Perdavimas per viršų ir Gersonas Bruksas. Plastiškas Bruksas atrodo, tokiose situacijose gavęs kamuolį gali tikrai. Legionieriaus iš Turkijos, kuris dar ten dėl dokumentų įvairių dalykų negali atvykti į Lietuvą. Spalio pradžioje tikimas jau sulaukti. Čia nespėjo pribėgti, sutrukdyti Jeffrey Tayloro mėgiamam tritaškių iš kampo, taiklus švedas, dar 3 taškai. McEwanas, Majauskas Arlauskui. Ten jau Majauskas prieš Kavoną, milžinišką ūgio persvarą ir iš karto ateina Tarmanas. Ojojoj, kaip gesina Briutono metimą Tarmanas. Iš karto traukia į greitą puolimą Andriusas ir pirmieji, gal negalima sakyti veterano, bet vienas Taylorui šis Kovenui, bet Kovenas iš po krepšio prameta. Jau visiškas chaosas ir kaip blokuoja. Ir vėl greitas perdavimas į priekį, net nespėjo grįžti dar Kovenas. Ką tik 3 taškai skyrė ekipas ir vėl Vilkų spurtas ir vėl jį bandys kažkaip tai nutraukti ir vėl bandys sugrįžti. Gal dar negali juo pilnai pasikliauti Mantas Šernius. Aišku, čia tik teorija. Arlauskas puikiai išmuša kamuolį Anthony Kavonas ir Miniotas kartu su to pačiu Kavono greitoje atakoje. Ir vėl kokiu greičiu pereina į ataką Vilkai. Staptelėjo, ten jau atrodo Kovenas, bet vis tiek. Baigus antrajam kėliniui problema tik tai, kad praleido dar daugiau 50 ir iš jų, Čia galėjo būti labai gražu. Ir galų galiai į kitą pusę taip pat, turi pranašumą, kaip pučia Januševičiaus metimo Bruksas. Wow! Ir iš karto Kavonas į priekį, Čia tiesiog geriausia iliustracija, ką tik šnekėjom. Iš tikrųjų, Kavonas kaip ir galėjo
Ojojoj, visiškai paleistas Jeffrey Tayloras. Turbūt jau Bogdano Bliuzniuko čia bandymas ir jeigu matėm, kad per pirmosius 2 kėlinius tokius metimus susimesdavo, dabar ne. Kaip gražiai suvaikšto kamuolys, vienas perdavimas. Jonavos komandoje tai vienas, tai kitas per metro žaidėjas. Ir vien Bliuzniukas bandė atakuoti Blaževičių, Venskus, na čia toks rizikingas perdavimas į žaidėjų kratinį po krepšių. Babraitis ten mažai šansų turėjo apskritai tą kamuolį sugauti. Andriusas iš kampo, ne pirma jau tokia situacija, kai gauna kampe laisvas, išsimesdamas neleisti išsilaisvinti varžovo. Andriusas ten prasižengė, dabar jau išsilaisvinti leidžia Makliuvenui. Ojojoj. Akivaizdus nurodymas ir visiškai su tuo nesusitvarko. Nei pirmoje pusėje, nei dabar jonaviečiai nubėga. Pirmas prie varžovų krepšio. Tayloras jį pasiekė, kamuolys labai lengvai, 2 taškai, vėl 10 taškų skiria komandas. Venskaus užtvara, Bliuzniukas. Čia tikrai galima nusimesti Venskui, šis iš toli, netiksliai nuo lentos. Ir greitą puolimą bėga Kavonas. Gražu, tiesiog gražu. G lygoje. Babraitis spaudžia Kavoną. Pameta jį galų gale ir tenais, na taip. Ir čia sakyčiau, kad kažkiek ir komandos draugai jau... Kamuolį į aikštelę, lietuviškas penketas plus Trišonas Tarmanas ir išvedamas laisvam metimui Kristupas Žemaitis. Šis vėlgi kaip neklysta. Čia 5 sekundės Karniauskas vėl euro žingsneliu, net sėkmingai, bet Miniotas įima kamuolį su Sirena. Uždaro trečiąjį kėlinį, sukurdamas simbolinį apvalų 10 taškų. Panašumą savo komandai, taip kad po 3 kėlinių 73-60. Žai, kalbam, aišku, ir apie bokštus Mindaugą Kupšą, Lauriną Birutį, kurie tikrai bus efektyvūs ir efektingi šiame sezone. Metai iš vidurio, tai nepataikė. Kleišmanto taiklus 3 taškai ir 9 taškai. Švaistomasi pinigais į visas pusės kažkaip. Miniotas įveikia Venskaus gynybą. 77-68. Tam džiaugiasi Jonavos fanų. Irgi nemažai atvyko šiandien į Vilnių pirmosioms sezono rungtynėms. Tormanas nepataiko. Čia iš toli Miniotas dar vieną progą nepasinaudoja. Jogėla galiausiai nepavyksta nusiųsti kamuolio Regimantui Miniotui. Jogėla priverstas mesti iš toli ir čia pataiko savam stiliui. Savam stiliui matas Jogėla. Čia Tayloras grįžęs į aikštelę. Prašoka ten Venskus. Tayloras puikiai nusimeta kamuolį Žemaičiai. Kaip patogiai kamuolį gavo Žemaitis ir šiandien jisai visiškai neklysta. Dabar jau Wolves turbūt Wolves Twins, bet sąmoningai ilgina tas atakas. Kavonas pro vieną, pro antrą, pro trečią varžovą, 2+1 ir piktas kanadietis. Ir toliau. Rungtynių starto laiko, dabar šiek tiek anksčiau, bet man atrodo visai gerai, nes tokį anksčiau pradedi, bet kartu ir antrosios rungtynės tada irgi baigėsi šiek tiek anksčiau, tai 5 praktiškai valandos. Gero krepšinio čia! Tormanas! Tildo visą areną. Tu juokauji. Manau, kad nieks labai neprieštarautų apart Jonavos komandos ir jos gerbėjų. Tayloras. Ten gerai atrodo gynėsi Bliuzniukas.